Pasyvus namas lyg sandarus termosas. Vokietijoje ir kitose šalyse, kuriuose klimatas yra kiek švelnesnis, pasyvūs namai rengiami be šildymo sistemų. Lietuvoje šildytis tenka, tačiau šilumos energijos pasyviems namams reikia labai mažai. Pirmiausia, pasyviam name šildymo sistemą turi parinkti projektuotas, o ne pardavėjas, kaimynas, draugas ir taip toliau, kur pas kažką yra padaryta. Nes tokiame name visos sistemos, sakykime, visų siurblių, katilų yra dvigubai per galingos nei tokiam namui reikia. Žmogus turi suprasti, kad jam reikia rinkti patį mažiausią. Patį mažiausią pagal jo reikalingą energijos kiekį. Tikrai neklausyti statybininkų, montuotojų ir taip toliau, kurie sako, mes statome 10 metų, mes padarė tiek ir tiek. Pasyvių namų nėra daug, čia yra visiškai kitokia sistema, kitaip veikia, čia yra daug skirtingų dalykų, ko negalima lyginti su standartiniais namais. Lankomės pirmajame Lietuvoje pastatytame pasyviame name, kuriame įrengta kombinuota šildymo sistema. Tačiau net ir vėsų gruodį šildymas čia kol kas beveik nejungiamas. Čia šildymo sistema pasirinkta dviejų tipų. Tai pirmam aukšte yra dujinis grindinis šildymas. Dėl brangesnės instaliacijos ir didesnių inžinerinių mazgų tai ir pasiliko tik tais pirmam aukšte. Dėl ekonomijos ir pigumo buvo pasirinkta anglies pluošto lubinė šildymo sistema. Kadangi šitas pastatas iš esmės naudoja mažai energijos šildymui, tai pasirinkta buvo būtent elektrinė infraraudonų spindulių šildymo sistema. Ši sistema yra lengvai montuojama, yra ganėtinai nebrangi investicinių atžvilgių bei yra ekonomiškesnė už tradicinės elektrinio šildymo sistemas. Kadangi tai yra sandarus namas, šiltas, nėra svarbu, kur yra šilumos šaltinis. Bet analogiški yra seni namai ir kurie šiandien yra statomi, jie daromi šalia langų, ten, kur yra langai jau suprojektuoti neteisingai, su šalčio tiltais ir šalti langai. Tai iš principo visos sistemos tinka, tik jas reikia teisingai ir protingai panaudoti. Lubose yra įmontuotas šildymo elementas, kuris šilumą atiduoda šiluminė banga. Būtent šiluminė banga šildo iš pradžių grindis sienas, o paskui tik tai šyla pats patalpos oras. Galime labai, sakykime, kombinuoti, kur yra šaltos grindys, ta prasme, plytelės, vonios kambariuose, ten galima pasiūlyti grindinį šildymą. Miegamosiuose, kur mes tų grindų šiltų nenorim, iš esmės galima pasiūlyti sieninį arba lubinį šildymą. Užtenka nustatyti ant termostato norimą temperatūrą, galima netgi ją suprogramuoti pagal savaitės dienas, valandas, pagal būtent pačio žmogaus gyvenimo būdą, jo grafiką ir jam apie daugiau nieko nereikės rūpintis. Verta atkreipti dėmesį, kad daugelis kieto kuro katilų ir kitų itin galingų šildymo sistemų labiau tinka apykiauriems šaltiems namams. Pasyviems pastatams tokios sistemos pernelyg galingos. Tai būtų brangi investicija, kuri vargu ar pasyviame name kada atsipirktų.